Sveiki vaikai. Šiandien aš noriu Jums paskaityti labai nuostabią knygelę Vytautės Žilinskaitės Žiogas stiklinėje. O iš šios knygelės noriu paskaityti labai nuostabią istoriją, kuri vadinasi Robotas ir peteliškė. Taigi paklausom. Robotas ir peteliškė. Nors robotas stovėjo pačiame parodų salės kampe, tačiau apie jį spiesdavosi daugiausiai žmonių. Erdvioje salėje buvo apstu ir kitų technikos stebuklų, bet nė vienas nesulaukė tokio pasisekimo kaip robotas. Lankytojai dideli ir maži, kur buvę, kur nebuvę, vėl sugrįždavo prie jo ir ilgai nebegalėdavo atplėšti žvilgsnio nuo negrabiai judančių geležinių rankų, nuo didelės keturkampės jo galvos ir nuo ramiai spindinčios oranžinės akies. Robotas gebėjo ne vien kilnoti rankas ir gręžioti galvą, jis taip pat mokėjo atsakinėti į klausimus, žinoma, ne į visus, o į tokius, kurie buvo sunumeruoti ir surašyti šalia pakabintoje lentelėje. Parodos lankytojai perskaitydavo tos klausimus ir iš eilės užduodavo juos robotui. Na štai kaip atrodė tas robotas, parodysiu jums. Štai robotas, kalbantis robotas, stebuklas, didžiausias stebuklas. Štai koks robotas, koks mielas, gražus technikos stebuklas. Pirmasis klausimas skambėjo taip: koks tavo vardas? Mano vardas Dondonas, kimiu balsu atsakydavo robotas. Kur tavo gimtinė? Užduodavo jam antrą numerį. Mano gimtinė yra laboratorija, suskambėdavo atsakymas. O ką tu dabar veiki? Ateidavo trečias klausimas. Aš dabar atsakinėju į labai negudrius klausimus, atsakydavo robotas ir pašaipiai nusijuokdavo. Ha. Žmonės taip pagaudavo juoktis iš šmaikštaus atsakymo, o prisijuokę klausinėdavo toliau. Ką tu labiausiai mėgsti ir ko tu labiausiai nemėgsti? Labiausiai mėgstu mašininę alyvą, o labiausiai nemėgstu grietininių ledų su abrikosų uogiene. Visi vėl prapliupdavo juoktis ir pasižiūrėję į lentelę pateikdavo penktąjį klausimą. Kokia robotų ateitis? Robotų ateitis turi plačiausias perspektyvas. O ką tu pats žadi nuveikti? Aš turiu įvykdyti visą, kas man užprogramuota. Galop nuskambėdavo paskutinis klausimas: ko palinkėtumei mums, parodos lankytojams? Linkiu puikios sveikatos ir sėkmės asmeniniame gyvenime, sušūkdavo robotas ir taip smarkiai treptelėdavo koją, kad nesusiūbuodavo salės grindys. Į jo treptelėjimą subėgdavo nauji parodos lankytojai ir vėl užduodavo tuos pačius lentelėje surašytus ir sunumeruotus klausimus. Robotas ir vėl nepavargdamas atsakinėdavo, kur reikia nusijuokdavo, kur reikia trepteldavo savo padu, arba sumosuodavo rankomis, arba pamirkčiodavo oranžinę savo akimi. Šaunuolis, visą programą atlieka be priekaištų, jis tikrai turi plačiausias perspektyvas ir daug pasieks, gyrė jį suaugusieji, o vaikai iš sužavėjimo net atsisėsdavo ant grindų šalia roboto kojų ir būtų čia dieną naktį sėdėję, jeigu tėvai būtų žinoma leidę. Eime, pakak žiopsoti, tempe tempdavo juos mamos. Na, eime, nupirksime jums grietininių ledų su uogiene. Mes nenorime ledų, norime mašininės alyvos, mėgdžiodavo robotą vaikai, o šis jiems susimokėlis mirktelėdavo oranžinę savo akimi ir atsisveikindamas pamosuodavo jiems savo ranką. Naktį parodų salė likdavo tuščia, tuštutėlė ir nejauki. Dondonas nekrustelėdamas išstovėdavo lygi ryto, prisimindamas dieną patirtus įspūdžius.
ir lankytojų pagyrimus, o jo geležinė širdis salo iš pasididžiavimo pačiu savimi. Iš aukšto jis žvelgė į kitus parodos eksponatus, kurie nė iš tolo jam neprilygo ir nesusilaukė nė 100 dalies pagyrimų, kliūvančių jo Dondono daliai. O čia išaušdavo nauja diena, triukšmingai atsiverdavo parodos durys ir įgužėdavo nauji lankytojai. Jie uždavinėdavo tuos pačius sunumeruotus klausimus ir vėl apipildavo robotą susižavėjimo šūksniais. Ir vėl atslinkdavo naktis ir viskas būtų ėję įprasta vaga, jeigu pro langą nebūtų išskridusi naktinė peteliškė. Peteliškė, vaikučiai, tai yra drugelis. Ja pritraukė oranžinį roboto akis. Tamsoje išvytėjo skaisčiau nei dieną. Peteliškė nutūpė robotui ant skruosto ir sparneliu švelniai perbraukė per stiklinę jo akį. O tada nusivylusi tarė: na štai, kaip sakiau, tas piešinukas ir peteliškė, ir robotas yra... Ai va, ir robotas, ir peteliškė, na štai, koks džiaugsmingas atrodo tas robotas šalia peteliškė. Kokia šalta liepsnelė. Čia ne liepsnelė, o mano akis norėjo atkirsti neišmanėliai robotas, tačiau temokėjo ištarti tik atsakymą numeris 1. Mano vardas Dondonas. Taip pradžiugo peteliškė, kad tokia didelė ir galinga būtybė leidžiasi su ja į kalbas, o aš esu naktinė plaštakė ir vadina mane Strėlinukė. Mano gimtinė laboratorija, atsakė robotas, tai, ką sugebėjote pasakyti. Laboratorija, turbūt kažkokia nepaprasta šalis, stebėdamasi pakraipė auselį Strėlinukė. O aš gimiau žindydžio kaštono. Ar matei kada nors žydintį kaštoną? Aš dabar atsakinėju labai negudrius klausimus. Išrėžė atsakymą numeris 3. Išrėžė robotas atsakymą numeris 3 ir pašaipiai nusikvatojo. Ha, ha, ha. Naktinukė taip susigėdo, kad net jos sparneliai nuknebo. Atleisk man, atsiprašomai sukuždėjo, aš iš tikrųjų esu labai negudri. Tik užvakar išsiritau iš kokono ir man dar niekas nieko nepaaiškino. Mane tik pamokė, kaip slėptis nuo piktų naktinių paukščių, o ypač nuo šikšnosparnio. Dondonas patylėjo ir tarė: labiausiai mėgstu mašininę alyvą, o labiausiai nemėgstu grietininių ledų su abrikosų uogiene. O aš, guviai atsakė Strėlinukė, o aš labiausiai mėgstu krimsti medžio lapą, o mašininės alyvos kaip gyva nesuragavusi. O gal ir tu norėtum paragauti lapo? Tuoj pat atnešiu skiautelę. Gal ir ne pro šalį būtų paragavus, norėjo pasakyti Dondonas, tačiau išsiveržė atsakymas tik numeris 5. Robotų ateitis turi plačiausias perspektyvas. Strėlinukė pasijuto vėl baisiai sugėdinta. Kokiais didžiais ir nesuprantamais žodžiais tu kalbi, atsiduso ji. Sakiau, tame ankštame kokone buvau uždaryta nuo viso pasaulio ir likau labai neišprususi. Aš turiu įvykdyti visą, kas užprogramuota, varė toliau Dondonas. O aš jau turiu skristi, sukruto peteliškė, lyg sveikas Dondonėlį. Linkiu puikios sveikatos ir sėkmės asmeninėme gyvenime, sugriaudėjo Dondonas ir galingai treptelėjo koją. Ačiū, padėkojo peteliškė, atsisveikindama švelniai brūkštelėjo sparnu jam per skruostą ir iškrito pro langą lauk. Robotas nulydėjo ją vienintelį oranžinę akimi ir ilgai nebegalėjo atsitokėti nuo keistų, niekada dar nepatirtų įspūdžių. Ji visai kitokia negu anie parodos lankytojai, tarė sau, ir labai keista, užduoda nenormalius, nesunumeruotus klausimus ir trikdo mano atsakymų eigą. Net nesykio manęs nepagyrė begėdė, tačiau koks švelnus jos sparnų palietimas ir koks meilus kuždesys užsisvajojo robotas, o atsisveikindama pavadino mane Dondonėliu. Jis taip giliai paniro į savo įspūdžius,
apie naktinį susitikimą, kad neišgirdo, kaip atsivėrė parodos durys ir plūstelėjo lankytojų banga. Na, štai vieną dalį paskaičiau, o kitą dalį, kaip toliau tęsis, išgirsime kitą sykį. Tad iki vaikai.